Labas, ketvirtadienio vakaras. Esu karjeros konsultantė Giedrė Paliulienė ir kaip kiekvieną ketvirtadienio vakarą 20 val. Savo Facebooko konsultacinėme puslapyje darau tiesioginę transliaciją netiesioginio konsultavimo. Pateikiu tiems, kurie apsisprendę trokšta gyventi Dievui. Pateikiu tokius patarimus, įžvalgas, patarimus tai universalius, ne kokius nors sukonkretizuotus asmeninius, koks žmogus ką konkrečiai turi daryti, taip aš nedarau. Nes atsakomybę turi prisimti kiekvienas žmogus pats už tai, ką jis nusprendė daryti. Dievas dovanoja mums laisvą pasirinkimo valią, pasirinkimo laisvę. Ir galutinį sprendimą, kaip jam elgtis, daro kiekvienas pats žmogus. Jis gali apžvelgti tuos patarimus, rekomendacijas apžvelgti, bet netgi Jėzus Kristus, mūsų viešpats, neverčia sekti juo. Tik sako, jeigu kas nori sekti mane, tada jau jisai kalba toliau. Taip ir kiekvienas asmuo, jisai gali tik apžvelgęs rekomendacijas arba jomis vadovautis, arba iš dalies vadovautis, jau kaip kam. O po to aš šitą video išsaugotą įkeliu į savo YouTube kanalą, į grojaraštį Karjeros konsultantės grojaraštis. Šiandien gana trumpai pateiksiu jums keletą tokių gan praktinių patarimų apie studijas, mokymąsi ir egzaminus. Studijas tai aš turiu omeny studijas aukštojoje mokykloje, arba kolegijoje, arba universitete, akademijoje. O mokymąsi tai mokymąsi pasirinktos profesijos. Ne visos profesijos įgyjamos aukštojoje mokykloje. Yra ir mokymasis profesinėje mokykloje, mokymasis profesinio mokymo kursuose, kur trunka tas mokymasis žymiai trumpiau, negu kad truktų pagal mokymosi programą profesiniai mokyklai. Ten, tarkim, truktų 2 metus, o kursai trunka intensyvus ir tokie tikslingai vien tik į profesinę kvalifikaciją orientuoti, pusmetį, tarkim. Arba mokymasis pagal neformaliąją mokymosi programą, tai įgyti papildomoms kažkokioms kompetencijoms. Kartais būna ar profesinio mokymo kursai, ar neformalaus mokymo kursai, organizuojami per užimtumo tarnybą, buvusią darbo biržą. Kartais žmonės patys savarankiškai susimoka pinigus ir apsisprendžia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Kartais tai būna mokymosi kursai, tai vairavimo kursai, B kategorijos automobilio vairavimo kursai, ar ten kitokios kategorijos vairavimo kursai, autokrautuvo vairuotojo pažymėjimui gauti irgi turi praeiti tą programą, mokymasis. Žodžiu, dabar eina kalba pagrinde apie tokias studijas ir mokymasi, kur siekiama įgyti profesiją, specialybę arba papildomų kompetencijų įgyti dar papildomų mokėjimų, kažkokių sugebėjimų prie to, ką tu jau esi išmokęs. Ir prisiminkim, kad svarbiausias dalykas, jeigu jau tu nusprendei gyventi Dievui pats savo noru, tai reiškia ir tu tą įgyti profesiją, įgyti kvalifikaciją, tobulėti ir įgyti papildomai kompetencijų, besimokant, bestudijuojant, nusprendei taip pat dėl Dievo. Jokia kita priežastis nėra prasminga ir tikslinga. Net jeigu tau sakytų darbovietėje, tu čia užsisėdėjai, eik į neformaliojo ugdymo kursus, eik, pabaig, dar kažką įgyk.
Ir jeigu va taip, va, dėl to, kad taip pasakė, dėl to, kad kiti taip daro, čia tuštybė. Tas žmogus, jeigu jau jisai nusprendė gyventi Dievui, jeigu tu esi tas žmogus, kur nusprendė gyventi Dievui, tai ką ten laiką gaišti kažkokiuose, kur tu nematai prasmės, kur tu nematai, kad tai pasitarnausi Dievui tuom, ką tu dabar čia eini mokytis ir studijuoti. Jeigu tu nematai, kad tave Dievas šaukia tame pasidarbuoti, arba kaip toje srityje, kur tu panirsi ir ten garbinsi Dievą visų tuo, ką tu ten darai, arba iš dalies, arba kaip amatą, kaip tas apaštalas Paulius, kad išmoko siūti palapines ar austi palapines, tai kad turėtų iš ko pragyventi. Bet tai irgi juk ten, tai juk irgi Dievui tas darbas, juk turi būti kokybiškai ir gerai pasiūta, išausta, juk reikia to išmokti, juk negali daryti broko ir sakyti, aš Dievo tarnas, tai čia aš bet kaip galiu, nes aš bėgu ten dvasinę tarnystę. Ne, tai čia turi išmokti gerai. Ir aš pradėsiu nuo to, kad parodysiu 3 šventojo rašto vietas, ką visada turim turėti omeny, kai mokomės, kai studijuojam, kai ruošiamės egzaminams, kur taip nesinori, kad būtų egzaminas, norisi, kad būtinai išlaikyti jį ir būna streso, įtampų, baimių, ar ten kursiniai, ar tiesiog atsiskaitimai, kažkokie tarpiniai atsiskaitimai, bestudijuojant ir besimokant. 1 Korintiečiams 10:31. Ar valgote? Čia yra patarimas apaštalo Pauliaus krikščionims, tiems, kurie Dievui gyvena. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote? Ar pavyzdžiui, studijuojate, mokotės, ruošiatės atsiskaitimams, egzaminams, diplomų įgyti? Ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šloviai. Tai jeigu jau mokaisi, tai tik Dievo šloviai. Jeigu jau ėmeisi mokytis ir įgyti kvalifikaciją profesinę, jeigu jau mokaisi ir nusprendėjai patobulėti, įgyti papildomų kompetencijų pagal neformaliojo ugdymo programą, arba jeigu jau nusprendėjai aukštojoje mokykloje studijuoti kažką, tai tik Dievo šloviai, tik tam, kad į tai besigilindamas ir išmokdamas, įgydamas tą specialybę ar tą profesinę kvalifikaciją, tą gebėjimą, kad tuom šlovintum Dievą ir viso mokymosi proceso metu, studijų proceso metu. Ar valgai, ar geri, ar mokaisi, ar studijuoji, ar ruošiesi atsiskaitimui, ar atlikinėjai užduotis, kad dėstytojai uždavė, tai tik tai Dievo šloviai. Kitaip, tai ką čia? Tai reiškia tuštybėm užsiiminėti laiką veltui gaišti. Kam? Jeigu jau darai, tai Dievo šloviai. Kolosiečiams 3:23. Ką tik darytumėte, sako apaštalas Paulius, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, ne žmonėms. Taigi ne tam piktam dėstytojui, tai reikliai dėstytojai, kur gazdina, kur kažką, jinai kaip sugeba, taip jinai nori gazdina, kaip jie išeina jau, čia yra jos reikalas. O tavo reikalas viską, ką tu darai, daryti Dievui, jo šloviai ir viską daryti jam iš širdies. Reiškia, ar atsiskaitimui kažkokiam, ar tiesiog besimokant, net kai nebus atsiskaitimo, bet jau tu įstojai, tau pateikė literatūros sąrašą, tau paskyrė užduotis. Vis tiek, tu ne šiaip sau kažkaip, net jeigu dėstytojas nereikalauja ir sako, aš čia jūsų nespausiu, jūs protingi suaugę žmonės, tą patį mažiausią balą visada parašysiu, kiek norit, tiek mokykitės, netgi jeigu toks atvejis, o tai būna neretai, dažnokai tai pasitaiko, tai vietoj to, kad taip iš tikrųjų piknaudžiaujant ir ten nieko neišmokstant,
Oi, ne, darykite Dievo šloviai ir iš širdies, kaip viešpačiui, ne žmonėms. Ir dar viena šventojo rašto eilutė, taip pat iš Kolosiečiams 3:17, apaštalo Pauliaus patarimas. Geras. Visa, ką bedarytumėte, žodžiu ar darbu, visa darykite viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Kaip nuo jo, tu čia esi Jėzaus Kristaus atstovas, jo vardu čia tu darai. Nedaryk gėdos viešpačiui Jėzui. Tu atėjai čia gyventi, valgyti, ar šiaip kažką daryti, ar mokytis, ar studijuoti, ar ruoštis, ar dirbti, ar eiti, ar stovėti. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Iš širdies. Jo vardu ir jam Dievo Tėvo šloviai. Va tik tais taip. Jeigu šitoks mokymasis ir šitokios studijos, tai ką ten žmonių baimė, ką ten prieš tą kažkokį reiklų dėstytoją ar prieš egzaminą, nu ką, tu prieš viešpatį. Tu visada prieš viešpatį. Tai ką ten prieš egzaminą? Tai viešpats aukščiau. Tai viešpats aukščiau už egzaminą, už dėstytoją, už kažką. Tai taip, kad jam pagarbinti. Taip vat. Bus dalykų, kurie tau atrodys, kad tikrai nereikalingi. Kiekvienoje studijų programoje, kiekvienoje mokymosi programoje atrodys, čia nereikia. Pavyzdžiui, gali būti tokie, teisės pagrindai ir tau gali atrodyti, ką man reikia. Aš verslo nekursiu. Dažniausiai būna teisės pagrindai įdėti į mokymo studijų programą, todėl, kad maža ką gal tu norėsi savo verslu užsimti. Maža ką. Ir teisės pagrindai yra, kad tu bent kažkiek orientuotumėsi. Teisės aktai einant laikui kinta. Svarbiausia žinoti, kur internete teisės aktus peržiūrėti, pakitimus, kur pasižiūrėti. Tai nėra taip, kad tu išmoksi kažką tai ir teisės aktai taip ir liks visą gyvenimą tavo nepasikeitę. Keisis ir bus papildymų ir naujų atsiras dokumentų patvirtintų, tvarka keisis. Bet vis tiek teisės pagrindai, turėti bent supratimą tokį, bent išmokti šiek tiek mąstyti, teisiniam savokom, bent šiek tiek Dievo garbiai. Aš kaip pavyzdį paėmiau teisės pagrindus, nes dažnai taip nenoriai labai visų rūšių specialistai žiūri, tai aš ne advokatas, ką man čia reikia, aš nenoriu. Bet bent jau savo protą taip palenkti, kad jisai teisinių savokų nebijotų, kad gaudytųsi, kad supratimą bendrą turėtų. Nes maža ką iš tikrųjų, o gal Dievas ves ateityje ir tu imsies vis dėlto savo verslo. Ir jeigu nei kiek į teisės pagrindus nepasigilinęs, gali atrodyti labai nejauku, kas ten kaip ten, kažkokį teisininką būtinai samdytis, ką čia. Arba būna, pavyzdžiui, atrodytų toks visai nereikalingas dalykas krikščioniui, tai liaudės papročiai ir tradicijos. Būna toks modulis toksai. Ir tai ką man tie papročiai, tradicijos, nes tie, kurie pagal Jėzaus Kristaus mokymą gyvena, tai žino, kad labai netitinka Jėzaus Kristaus mokymas apskritai pasaulietiškų vertybių, pasaulietiškos logikos, pasaulietiško protingumo, visai netitinka, kertasi labai smarkiai. O ypač ten kokie tai ten pagonių, papročiai, tradicijos. Bet turėti supratimą ir žinojimą, jeigu jau yra į tavo studijų programą įtrauktas toks dalykas, pasinaudok progą, nes ir nuolat ties kiekvienu dalyku rekomenduoju klausti Dievo, Dieve, kiek tu norėtum, kad aš šitą pasigilinčiau, kiek tu norėtum, Dieve, kad aš tą išmanyčiau, kad ateityje tai žinočiau ir galėčiau praktiškai tą žinojimą
pritaikyti, gyvendamas tau, tarnaudamas tau. Jeigu supranti, kokie liaudės papročiai ir tradicijos, pavyzdžiui, šitoks dalykas atrodytų, kam tau reikia 100 metų, tau neįdomu, tu Jėzaus mokinys, o ne tų pagoniškų papročių puoselėtojas, bet jeigu tu žinosi tuos papročius ir tradicijas, tu sugebėsi atpažinti net ir tikėjimo klausimuose, kodėl žmonės užkliūna ir nepaklūsta Kristui dėl kažkokių dalykų. Ir tu matysi, kad, tai čia liaudės sąmonėje tai yra. Tu galėsi turėti tą supratimą, kad taip, čia nuo seno taip darė lietuviai ir dabar tai yra perkelta jau į liturgiją tai atkelta yra, čia visai ne Jėzaus Kristaus mokymas, čia iš liaudės papročių ir tradicijų atkelta, įkišta, suformuluota liturgija, tai gali išeiti į naudą. Turint omeny dar, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, taip kad pasitark su Dievu, pasitark kaip kiekvienas dalykas, kuris jau yra kokia ten ta paskaita, koks mokomasis dalykas, kaip tai galėtų po to pasitarnauti, kad tu tai suprasdamas galėtum vėl ir vėl atpažinti, protingai tą žinojimą ir atpažinimą panaudoti ir kitiem paaiškinti ir pats išsilaisvinti, nes tiesa išlaisvina, kad pats žinotum ir dar kitiem galėtum paaiškinti. Arba gali būti, pavyzdžiui, filosofijos kryptis. Filosofijos pagrindai, filosofijos pagrindinės kryptis tau gali atrodyti, tuščia filosofija, ką man reikia, bet šį bei tą žinant, tas kryptis pagrindinės ir šiaip filosofijos ta disciplina moko mąstymo. Mąstyti, o ne tiesiog pagal raidę kažką ten taip parašyta, taip paklūstų, nemąstau. Mąstyti sveika ir teisinga. Ir pasižiūrint, kaip apaštalas Paulius tikrai mokėdavo mąstyti ir su filosofais pasišnekėti, tai gali būti labai naudinga. Ir yra naudinga, mąstyti iš tikrųjų reikia, mokėti analizuoti, mokėti nagrinėti ir apibendrinti, ir vėl išardyti informaciją ir Dievo žodžio eilutes, ir vėl išardyti, išanalizuoti, ir po to apibendrinti, daryti išvadas. O filosofija moko mąstymo proceso, gerai yra. Bet tik tais tiek, kad su Dievu visada tartis reikia. Kiek tu, Dieve, norėtum, kad aš paskui tą kažkiek pramokęs, susipažinęs su tuo, kas man atrodo, taip nereikalinga. Kiek tu norėtum, kad tai aš ateityje turėčiau omeny ir tarnaujant tau mokėčiau atpažinti, suprasti, kodėl taip ir kodėl anaip. Tariantis su Dievu. Nes vis tiek atsiskaitimai yra už kiekvieną dalyką, ten pažymys rašosi. Te būna tai Dievo šloviai ir te būna tai viešpačiui ir Jėzaus Kristaus vardu, savo sąžinę laikant grinai prieš Dievą. Dieve, kiek tu nori, kad aš tą išmokčiau? Ir tada tu ne prieš egzaminą drebi ir sakai, tokį visai nereikalingą dalyką einu atsiskaitinėti. Matyk, kaip Dievas tau rodys, taip matyk. Klausk Dievo, kaip jis tau parodys, ar tai mąstymo lavinimui, ar atminties lavinimui šitas dalykas, kuris tau reikalingas atsiskaityti, tau gali praversti, ar ta informacija gali tau padėti atpažinti, kas yra tikrai neteisinga. Daug informacijos mes šiais laikais galime rasti internete. Įsiminti nereikia labai ten smulkmenų, visko daug, bet išmanyti savo specialybę reikėtų Dievo tarnui kuo geriau. Būti kuo geresniu specialistu, kuo geresniu savo srities išmanytoju. Ir užtat
kiekvienas dalykas, kokio ten tave moko pagal tą studijų programą, kas įeina į mokymo programą, vis tiek nėra taip, kad visai tau nereikalingas, todėl, kad tai įeina į mokymo programos paketą, o tu ir įgyji būtent šitą kvalifikaciją. Tu gauni būtent tą pažymėjimą arba būtent šitą diplomą. Tai reiškia, tu gauni visą šitą žinių paketą, žinių ir gebėjimų, kažkiek gal įgūdžio vieno kito, kažkiek įgūdžių, gauni visą paketą. Tai tu tada ir esi tas diplomuotas specialistas, ar ten pažymėjimą turintis, ar vairuotojo pažymėjimą. Tai užtat ir svarbu, kad kiekviename dalyke vis tiek tu, kiekvienam dėstomam mokomam dalyke, ne tik taip išlaikiau šiaip taip egzaminą ten, ne, bet kad ir turėtum tai kaip specialistas. Kokiu lygmeniu, kiek giliai, čia jau tariantis su viešpačiu, bet konspektus, kad turėtum išsisaugojęs, nes paskui gali tavo požiūris keistis, kai tu jau dirbsi toliau ir sakysi, gerai, kad nors konspektus išsisaugojau, tada dar nesupratau, kaip man Dievas rodo, juk mes netobulai girdim Dievą, netobulai, mūsų mąstymas būna dar toks susimaišę, dar ten mūsų nuomonė, kitos kažkokios kitų žmonių nuomonės, tingėjimas dar savo daro, kažkokie nenorėjimai savo daro, kūniškumas. Ir tą Dievo balsą ne visada mes aiškiai suprantam, juk čia tikrai yra taip. Ir bent jau turėdamas tvarkingus konspektus, ar ten tą literatūros sąrašą, ar ten atsišvietęs, kas ten yra reikalinga per mokymąsi ar studijas, tu paskui gali sakyti, galvojau, kad to nelabai prireiks. O dabar kaip gerai, kad turiu konspektus, kad turiu sąsiuvinį išsaugojau, kaip gerai, ačiū Dieve. Tai taip, nes gali to tiesiog prireikti paskui tau dirbant, Dievo šloviai dirbant irgi, pagal tą specialybę. Ir dar aš ką pasakyčiau, kokį pastebėjimą, kad išmanyti, kas neteisinga, ko tave ten moko dėstytojai. Taigi jie ne viską moko teisingai. Nes jeigu tu esi gyvenantis Dievui, tai tik Jėzaus Kristaus viešpatės mokinys. Nes vienintelė Dievo pagrindinė, ta teisinga tau nuoroda, tai yra tapti jo sūnaus Jėzaus Kristaus mokinio. Niekaip kitaip Dievui negyvensi šiais laikais, kaip tapdamas Jėzaus Kristaus konkrečiai mokiniu. Jo mokymas labai prieštarauja pasaulio vertybėms, tam, kas yra laikoma teisinga ir protinga, labai pasaulyje esančiai logikai prieštarauja. Ir tau kaip Jėzaus Kristaus mokiniui labai svarbu, kai studijuoji ir mokaisi, greta nuolat pasilikti nuolatinėme Jėzaus Kristaus mokymo irgi studijavime, Jėzaus Kristaus mokymo praktikavime, gyvenime Jėzaus Kristaus mokinio. Ir atskirti, kas yra dėstoma teisingai, o kas neteisingai. Aišku, čia apie vairavimo taisyklės kalba neina. Vairavimo kelių eismo taisyklės, jos tokios yra ir viskas. Ir tu privalėsi jų laikytis. Bet tuose tokiuose minkštose disciplinuose, tokiuose kaip vertybių sistema visuomenėje, pavyzdžiui, yra tokia disciplina, ar ten, kad ir pedagogika, psichologija ir daug, kad ir mene visokių tų disciplinų ir verslo specialybėse įvairiuose, žurnalistikos ir labai daug kur yra pasaulietiškų, visiškai prieštaraujančių Jėzaus Kristaus mokymui dėstymo. Ir suprasti, kas yra neteisinga lyginant su Jėzaus mokymu, beveik taip pat svarbu, kaip ir išmokti tai, kas teisinga ir reikalinga. Beveik taip pat svarbu. Tu turi žinoti, jeigu tu jau tos srities specialistu ruošiesi būti, išmanyti šitą specialybę, šitą profesiją,
Jeigu ruošiesi šitą amatą išmanyti, tai turi išmanyti aiškiai, pagristai, kas buvo dėstoma neteisinga, ką tavo kolegos pasauliečiai šitoje srityje daro prieš Dievo valią, neteisingai. Teisės, aišku, aš dar nepaminėjau, daug sričių, daug specialybių, daug yra pagal pasaulietišką išmintį, pagal pasaulietiškas vertybės, pagal pasaulietišką logiką, bet tu turi išmanyti, kaip moko Jėzus konkrečiai, turėti rašte, kur atsiversti dėl savęs, taip pat nuolat tą turėti omeny, kiekvieną dieną, kai jau dirbsi, nuolat turėti omeny, nes pastoviai tu gali gauti spaudimą iš aplinkos nes tavo kolegos, kurie yra ne Jėzaus mokiniai, jie tą paslaugą ir tą specialybę kitaip įvaldė ir kitaip dirba pagal ją. Tau labai svarbu žinoti, kaip pagal Jėzaus mokymą turi būti, kas netinka čia, nes tai yra pasaulietiška, žinoti, kur rašte apie tai paskaityti ir kitiem parodyti, ir kitiem paaiškinti, kodėl tai ir tai ir tai ir tai toj specialybėj, toj profesijoje, tame tavo darbe, kur tu dabar dirbi Dievui ir žmonėms. Netinka nei tai, nesvarbu, kad tu išlaikei egzaminus, ir ten atsakinėjai ne taip, kad Jėzaus Kristaus mokymas moko kitaip ir tu iš egzamino 0 ten gausi. Tau vis tiek, jeigu egzaminas ar atsiskaitimas, tai tu atsiskaitinėjai iš tos medžiagos, ką tau uždavė. Taip ir atsiskaitinėjai. Bet viską tardamasis kartu su Dievu, lygindamas su Jėzaus Kristaus mokymu, tu jau pats savo kaip specialistas dėliojasi prieš Dievą. Ir kad žinotum ir mokėtum savo nuolatos pagrysti, kuom remiantis, kuriuo čia sakiniu, ką Viešpats pasakė, kokiu jo elgesiu remiantis, taip yra neteisinga, nesvarbu, kad per egzaminą atsakinėjai, kaip pagal tą teoriją, taip ir taip, bet tu to nevykdysi arba tik iš dalies vykdysi, todėl kad Jėzus Kristus Viešpats kitaip pamoko. Tu turi žinoti, kas neteisinga. Beveik taip pat gerai ir aiškiai, kaip ir tai, kas yra teisinga ir ką tu turi daryti. Tai labai svarbu, kad būti sąmoningu ir išmanančiu tą sritį. Ir studijų ir mokymosi programos metu tenka kai kurių dalykų vengti, aiškiai suprantant, kad jie yra netgi žalingi, jeigu tu lysi į tai ir darysi. Okultinės praktikos yra naudojamos kai kuriuose studijų programuose, yra mokoma, kaip daryti poveikį klientui, ar ten žiūrovui, skaitytojui, lankytojui, interesantui, kaip daryti poveikį jo sąmonėje arba pasąmonėje. Eriksono hipnozės metodas, būna apmokoma šito, būna meditacijos, mokoma manipuliacijų, kaip padaryti, kad nupirktų, kaip sumanipuliuoti, kad pirktų, kad suformuotum tokį mąstymą, kad būtinai jam reikia. Ir marketingo srity, ir daugelį menų specialybių, menų visokiausių, mokoma, kaip įtaką daryti žmogui, nesuvokiant, kad tu jam darai įtaką. Kaip jo valią tiesiog valdyti, sąmonę ir pasąmonę. Sąmonę tai kaip formuoti nuomonę. Ir tu turi labai aiškiai žiūrėti, kaip darė Jėzus ir mokė Jėzus, o kaip yra pasaulietiška, demoniška, velniška arba tiesiog kūniška išmintis. Ir per paskaitas yra kartais sakoma, mes dabar medituosim, arba mokoma naudoti visokias energijas,
stumdyti žmonės per atstumą, nu va, kad tu sugebėtum tokią įtaką daryti kaip oratorius, kaip šnekėtojas, ar kaip aktorius, ar yra tų specialybių visokių. Vat į tą dalyką eiti, tai yra pagal programą neprivaloma, medituoti tau neprivaloma. Tu gali atsisakyti. Yra tokių dalykų, kur tu tas naudoti energijas, įvaldyti bioenergijas kažkokias ten, kas susijęs su tais burtais, kur yra grinai su demonais reikalai, tu turi teisę atsisakyti. Vis tiek, grinai kažkokią burtininkų mokyklą tu nestoji, tikrai ne, ten jau būtų privaloma, o visuose kituose dalykuose, tai yra, visose kitose studijose, tai yra neprivaloma, tu gali to atsisakyti ir pagrįsti, kad tu Jėzaus Kristaus mokinys, dėstytojai gali labai nepatikti, bet nu ką padarysi, visą kitą tu be priekaištų nuoširdžiausiai mokaisi, darai, nu tavo toks pasirinkimas, tu ramiai, neįsterikuodamas paaiškini ir turės priimti tavo apsisprendimą. Taigi pabrėžiu, kad suprasti, kas neteisinga, ne pagal Jėzaus mokymą, nu beveik lygiai taip pat svarbu, kaip ir suprasti, kas teisinga ir to būtinai išmokti geriausių būdų, įvaldyti, tai daryti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu iš širdies, kaip viešpačiui, mokytis viską taip daryti, kad ateičiai tu tai naudotum darbe Dievo šloviai. Vat su tokia nuostata. Vat tokie būtų patarimai. Sėkmės su viešpačiu. Iki.